Praktiškas automobilis, 4 durų, miestui labai gerai, senamiesčiui važinėti, mažų gabaritų, važiuoja sklandžiai, dėžės sankaba viskas normoj, stabdžiai normoj, trauka nedingusi, turbina nešvilpia, katalizatoriai DPF viskas vietoj. Dugnas nesupuvęs, autopliuсе yra nuotrauka dugno, specialiai buvau važiavęs nufotografuoti. Sąnaudos kažkur 4 litrai, 5 litrai iš 100 km dizelio. Taigi čia nėra daug labai. Ekonomiškas, tvarkingas, rankinis veikia. Bėgiai visi jungiasi sklandžiai. Sankaba tvarkinga, kaip minėjau. Pirmas, antras bėgis, trečias, ketvirtas bėgis, ir penktas bėgis. Rankinis irgi veikia. Tiek apžiūros dar pakankamai. Tikrai praeis savo eiga be problemų ir sekantį kartą. Iš defektų tai tokie kėbulo defektai kaip ir minimalus. Čia biški įlinkimai. Ir čia. Bet korozijos niekur neaptikta, tokios kaip, kad būtų kažkur supūtų, kažkas dar tokio, tai tokio nėra dalyko. Prieš tai moteris vairavo su žalių lapų naujokė, tai biški matomai kažkur neturėdama praktikos prisitrinė kai kuriuose vietose. Bet tikrai ne katastrofa, viskas yra pataisoma ir kaina biški žemesnė negu analogiškų modelių. Norėčiau atiduoti už 1350, dėrybos priimtinas.